Nu tai kas, sveiki. Labas rytas. Iš Suomijos, Norvegijos sienos pasienio. Ką aš ir vėl šiauriai. Ir vėl važiuoju. Žodžiu, tai va, keliaujam vėl į Rypefjordą su kroviniu iš pietų. Pasivažinėjom biškį po pietus, po Švediją, po Norvegijos pietus. Osle prastavėjau visą savaitgalį su žuvim, kai žuvį, kai pasikroviau ketvirtadienį. Iki Oslo davažiavau, penktadienį pasikroviau, iki Oslo davažiavau, šeštadienį ryte išsikroviau. Prastavėjau tada iki pirmadienį Osle pasikroviau, nulėkiau iki Göteborgo, išsikroviau, tada greit nulėkiau į Jankopingą, pasikroviau pirmadienį, šiandien yra ketvirtadienis, 6:30 ryto, bandysim praeidinėti sieną, žodžiu, tai va, lėkiam, reikia už poras valandų Altai turi išsikrauti. Pasidarau 5 minutės pauzę ir varau į Rypefjordą, kur praeitą kartą kroviausi žuvį, tą kaimėlį. Tai išsikraunu ir masyt pasikraunu ir varysiu arba namo, arba į Oslą, arba į Angelholmą į Švediją. Pas mus šalčia nebloga, -16. Masyt, kuo toliau, to šalčiau bus. Tai va, Pasižiūrėsim, kaip bus toliau. Stovi krasatulka mano, visa šviečianti. Va, šitaip va, jinai atrodo vėjas, -16 ir vėjas, tai biški nagai šala. O mes ką, einam į muitinę. Muitinė atrodo šitaip. Turim papirgalius, einam susitvarkyti, išsimuitinti krovinę. Ir liksime toliau. Pabandysiu nufilmuoti, kas čia per procedūras vyksta. Do you need that one? No. No. Nu ką, susitvarkė muitinę, pasiėmė tiesiog šitos barkodus, nuskanavo, suvedė kažką į kompą ir pasakė ačiū, visą gerą. Tai va, krovinys išmuitintas. Mano krasatulka šildosi, o mes ką, važiuosim į Norvegiją. Skubam už poras valandų, reikės mums išsikrauti. Iki pirmo iškrovimo apie 175 km. Tai tikimės per 2 valandas nuvažiuoti. Tai va, žodžiu, skubam, lekiam. Laikiam po biškį. Patoj įlysim į Norvegiją. Va taip va. Va, tiesiog paprasta tvorelė. Nuo elnio migracijos apsaugota viskas. Ir va, iš Suomijos įvažiavam į Norvegiją. Tai va. Jo, 170 km
pirmą iškrovimą. Tai labai tikiuosi, kad per porą valandų bus. Važiuosim, leisimės Altas kanjonu, kur praeitą kartą kylau su žuvim. Laukia -16, ant savaitgalio vėl ateina šalčiai. Prieš keletą dienų, prieš nepilną savaitę, vos ne visur pliusas buvo, Tromsė išvis. Prieš porą savaičių, kai aš namie sėdėjau, lietus lyja. Tai ačiū Dievui, kad ant normalaus kelio pakliuvau. Šalta, netirpsta ledas ir labai gerai. Nors normaliai galima važiuoti pirmadienį po biškį jau atšilimus pradės šilti. Tai antradienį irgi jau bus šiluma. Nu, aišku, pliusinė temperatūra čia nebus, bet bus koks 0, -1, o taip -2. Tai labai tikiuosi, kad šiandien išsikraunu. Šiandien ketvirtadienis. Išsikraunu ir jeigu turiu laikų, nuvažiuoju ten žuvį pasikrauti. Labai tikiuosi arba rytoj, arba bus, kad rytoj vakare mane pakraus. Jeigu rytoj vakare pakrautų, tai man gautas 24. Tai nereiktų savaitgalį stovėti. Ir jeigu 24 gaunas, tada jeigu gaunu krovinį namo, tai šutinu tiesiai namo, nes šiaip tai pagal viską turėjo būti labai trumpas reisas. O išvažiavau antradienį, šiandien ketvirtadienis, tai va jau. Tai 9-10 dienų. Tai turėjau jau važiuoti namo. Tai labai tikiuosi, kad važiuosi namo. Labai tikiuosi. Tai važiuoju. Lėkiu. Nu va. Privažiavam. Nusileidimą. Kur anąkart buksavau kiltams į kalną. Tai dabar leisiuos nuo jo. 18 šalčia. Da kaip ir normaliai. Labai šakinėja šalis. Tai -15, tai -22, tai 15, tai vėl 20. Tai jo, nebetoli liko. Prie pirmą iškrovimą. Pora 3 dėžės, man rodos, palėtė. 2 dėžės iškrauti reikės įmonei. Ir tada lėkti transporto įmonei. Jie veš į Tanabrų, į Bringo sandėlius. Man nebereiks tenais važiuoti. Nu va. Leidžiamės į pakalnę. Va šitoj vietoj. Buksavau tada. Ir va, koksai staigus posūkis. Posūkis ir iškart pakilimas. Pabiški. Jį nusileidžiu. 6,5 tonas krautas tik tais. Tai dar normaliai galima važiuoti. Įdomu, kaip bus man tas pakilims, kur užaltas reikės į kalnus kilti. Kaip tai įdomu seksis. Tai va. Nebetoli, gal kokie 20-15 km liko. Turėjau anksčiau atvažiuoti. 15 minučių
pralaukiau muitiniai, tada kūrą kol užsipyliau, irgi iš lėta bėga, nes šalta, 25 šalčia buvo. Tai va taip vai gaunai ir gaištais tas laikas. Įdoma, diena čia gražiau atrodo, nes naktį važiuojant tai nelabai eina suprast, kas yra, nes šviesas apšviečia tik kelią, mąstyti iš šonų daugiau nieko nesimato. Tai net neįdomu žiūrėti, aš pastoviai naktim dirbu, dieną miegu. Ir plius čia pastoviai naktis. Gal porą valandų prieblanda tik tais pabūna ir vėl naktis. Dabar yra 9 valandas ryta mūsų laiko. Vietinių beveik 8, be 8 minučių. Naktis apie už kokių porą valandų turėtų pradėti šviesėti. Bet ir taip prašvis biškį ir vėl sutims. Tai niūru čia gyventi. Bet užtat gerai vasara būna, kai pastoviai saulė šviečia. Tai va, žodžiu, tokie į reikalą. Važiuojam link iškrovimo. Čia, žodžiu, kai visada atvažiuok pagal laiką, atvažiuoji ir nieko nėra. Nieks nežino, kaip susisiekti su tais darbuotojais. Smagu, žodžiu. Valdžia neryšy, už pusę valandos tik kažkur 40 minučių bus ryšy. Sėdžiu ir laukiu. Saka, būk 8 valandų, atvažiuoja 8, nieko nėra. Šviesas deg sandėly viskas. Kai biesin ir va taip va gaištais laiks. Nuo 1 iki 4 valandų reikia būti antran iškrovime, 144 kilometrai. Ir gerai, kad biški vėliau startau apie 5 valandą, tai nors iki 8 mūsų laikų bendrą laiką turės, tai iki 7 vietinių. Tai tenais dirba iki 7 berods, tai labai tikiuosi, kad suspėsiu išsikrauti ir nuvažiuosiu dar iki pakrovimo. Tai va, žodžiu, sėdim, laukiam. Gal kavelas kokias reikia pasidaryti, šauti, miegas ima. Nors visą dieną vakar sustojau vakare. Kelintą aš sustojau apie 4, gal valandą 3 sustojau. Užvalgiau, nuėjau miegoti, iki 4 ryto miegojau. Bet vis tiek miega noris. Šalta čia irgi, kai atvažiavau -19 rodė, dabar pastovinčiai -12, bet vis tiek šilts variklis, šiluma eina. Tai va, žodžiu, sėdėm, laukiam, kad kas pasirodys. Nu ką, linksmybės. Žodžiu, nieko žmonių nėra ir reikia pačiam išsikrauti. Šalta. Žodžiu, iškroviau 3 paletės ir atradau, kad mano va šitie 3 vienetai yra mano. Tai dabar kažkaip šitas dėžės visas reikia perstumti tenais, kad išsitraukti iš tenais 3 dėžės ilgas beveik 3 metrų. Jo. Ir tada viską atgal sudėti, sukrauti ir tas 3 paletės sukrauti tenais sudėti, žodžiu. Smagu, smagu. Laiks eina, nieks nepadeda. Žodžiu, smaginuosi. Žodžiu, pasivažinėsime ir su šito transporto priemonė. Lauki šalta, ne tas žodis. O aš smaginuosi. Dieve, laiks eina ir viens došius. Smagu. Būna ir tokių bajerių, kad tenka ir su šito pasivažinėti krautuvu.
Nežinau, kai reikės man viską atgal sukrauti. Tai bus smagu žodžiu. Svarbiausia nenumeist ant žemės. Šitų palėčių. Svarbiausia. Nežinau, jų matas kas nors, nesimata, neįsivaizduoju. Vat šitaip reikia aukštas palėtės baisu išmest ant žemės. Kažkaip dabar reikia pakelt, apsukt. Siaubas, žodžiu, siaubas. Svarbiausia neužkliudyti. Na, kaip nors. Hop, hop. Hop, hop. Žodžiu, smagu. Nu, atkrovėm rankytėm. Dabar pabandysim vienu kraštu atstumti. Vienu kraštu atstumti, kad galėčiau išilgę pakabinti. Nežinau, kaip čia man seksis. Man rodos, nelabai gali pavykti. Būtų gerai aną kraštą man atsitraukti. Ir žiūrim, kas čia mums gaunasi. Matyt, per daug sunkiai. Pabiški pavyksta. O, gerai. Pabiški, pasimsim. Atsitrauksim vieną kraštą, kad mums būtų išilgę. Ir tada bandam. Žiūrim. Na, važiuojam. Važiuojam pabiški. Hop. Gerai. Atsileidam. Dar prisikeliam. Sunki ta palėtė pasirodo. Po biškį va. O, labai gerai. Važiuojam. Biškį palėtė lūžta jau. Čia dabar
Pasikeliam. Svarbiausia nenumest. O. Kaip ir neblogai mums čia gavosi. Neblogai, va, atsistumėm paletyti. Dabar reikės kažkurias detalės reikės palikti. Opčik, gerai, einam žiūrėti, kur mums čia palikti reikia. Pasiaiškinam. Taks, šitas dvi ilgas dėžės bus man. Aš labai tikiuosi, kad balin atsveria tą paletę, bet tai kaip neprotingai sukrauta. Gerai, kad tik nenukristų. Atsveria. Šiūdas, na? Kaip? Kažkaip man reikia tą nuo viršaus paletę nusiimti kažkokiais tai būdais, nes ta paletė atsveria ir negaliu aš niekaip paimti tų kitų. Tikiuosi pataikys. Aha, kažkur. Šiūdas. Kaip ir pataikiau. Mane reik biškį atsivaryti ant šitą pusę. Pasiėmėm. Dabar šūtėjam. Ir pasidėti. Pasidėsma, kad netrukdytų. Oi. Pasidėsma činainas. Varam tų paleičių pasiimti. Dviejų ir все, viską atgal susikrauti. Ir tada šūtit link Hammerfestą į kitą vietą.
Все. Šitas iškrauta. Dabar reikės tik tai susitalpinti viską į vidų. Nežinau, kaip čia man seksis. Na, bet bus matyti. Bandom. Ką? Sudėjau rankytėm tos perkroviau. Dabar, žodžiu, beliko 1 eurą palėtį įkišti. Į tą 2.4 šitą sutalpinti šitą tarpą. Sukišu, pastatau šitą į angarą Norvegų sandėlį. Ir viso per krumplį ir drožiu varau ir į Pefjordą. Nes aš čia jau esu 8 atvažiu beveik 2,5 valandas kažkaip. Apie 2 valandas virš. Tai va, žodžiu, sunkiai. Bet po biškį žiauriai šalta. 20 virš gal šalčia. Su maikė ir su striukė esu. Tai kvėpuoju per burną, nes nosį jau peršti. Tai žodžiu, bus problemų man masėti arba vakare, arba rytoj, kai gerklytė man pradės skaudėti, o tada tai bus problema. Tai va, žodžiu, skubam greičiau, pasikraunam ir nešam kudlas iš čia. Oi, biškį kariuką atsisėdu, čia nors pečiuks pučia, tai nors čia šilta. Žiauriai lauk sušaliu, nors ir dirbu, bet vis tiek žiauriai pirštai šala, kojas ne padai šala, bet kojas pačios, nu, keliai per plonas kelnes, vadinasi, reikėjo storesnių kelnių. Tai va, žodžiu, o mes kraunamės va šitaip va, bandam nepažeisti prekių, bandam iš lėto gražiai, nes tenais šakės yra išlindę, tai galiu, žodžiu, šaldytuvą pradurti. O jau kai pradursiu, tai velnis. O kai pradursiu šaldytuvą, tai bus nieko gera. Tai va, žodžiu, bandom kažkaip pasikrauti. Kaip čia buvę, 1, 2, 3 ir sukrauta. Dabar reikia kažkaip užsidaryti suledėjusias duris ir važiuoti toliau. Aha, šala. Esu, kad sunkiai. Oho. Tai va, žodžiu, kažkaip užsidarėm duris sušalusias ir vyniojam toliau. Va, duris uždarytas. Blink, kad sušali gumas, sunkiai darinėjus. Viso, durelas uždarytas. Viską iškrauta. Galėsime šutit toliau. Tak, čia uždaryta. Viskas išsikrovėm. Atidavėm, ką turėjom atiduoti. Vargais negalais varam į sandėlį, paliekam kariuką ir šutinam toliau. Nu ką, vse. Viskas sutvarkyta, iškrauta, perkrauta, sudėta atgal. Dokumentai palikti, veids žiauriai nušalė. Labai smarkiai. Nu, šutinam toliau ir į Pefjordą. Iki sekančią iškravimą reikės visą fūrą iškraudinėti rankytėm, tai žiauriai bus. 144 km, tai va, skubam kuo greičiau, nes reikia tuoj būti iškravime. Lėkiam. Pajudėjau. Tai kaip garvežys. Duoda tik tais garų. Neblogai. Va,
14 minus, 15 minus. Pabiškį baigiu sušilti. Nesakau, šiauriai sušaliu. 16 jau minusą. Tai va, žodžiu. Lakėm į Altą, pro Altą, link Ripė fjordą. Dabar yra 12 valandų lietuviškų laikų, vietinių 11, tai va tokia va prieblanda. Saulė net nepakyla. Va taip va pritėmė biškį. Poliarinė naktis, čia kaip čia diena, naktis, nežinau, čia aš maišu pastovi. Ne taip va, vis atrodo šalta, žiauriai šalta, 18 jau. Tai toliau pavažiavus dar bus 20 jau. Tai va, po biškį baigiu sušilti. Žiauriai šalta. Tai va, žodžiu, lakėm link pakilimą, bandysim imti kalną. Nu ko, artėjam prie pakilimą. Pradėsime kilti į kalną. Atsimenat, kai leidau šito su žuvim į pakalnę, kas sekat mane, kaip smagu buvo. Tai va dabar su 6,5 tonam bandysiu pasikelti viršų. Pakol kas tinginys tik atpalaiduotas, 4,7 ant vedamas ašies, 1,7 ant tinginio rodo. Labai gazą neduodu, kad nepradėtų ratų sukti, ir kai reikės kilti į statesnį kalną, tada jau reikės pilnai pasikelti tinginį, kad daugiau svorio gaučiau ant vedamos ašies. Kai daugiau svorio yra ant vedamos ašies, tada sukibimas su ledu geresnis ir neboksuoja. Plius dar reikia laikyti apsukas, nedusint variklę, o laikyti kokį 16-17 apsukų, kad aptruk, jeigu prasuks ratus, kad jeigu neteksi greičio ir tau reikės, tarkim, į žemesnę pavarą įjungt, tai dar turėsi iš ko įjungt. Tai va, tai turėsi dar apsukų, o jeigu uždusinsi, tai žemyn permės bėgi ir kol permės dar labiau sustosi. Tai va, žodžiu, po biškį 10 bėgių, 14 apsukų įkylam. Nusileidimas matas ledukas, mūsų pusėje pabarstyta. Pakol kas, kol da ratų neprasukinėjant, 60 vato lygiai laikau gazą, kad neduotų daugiau jėgos, kad neprasuktų ratų. Pasiėmiau va vieną greitį, va, biškį yra atsidusimas toksai va, ir vėl va į kalną. Tai biškį įsibėgėjai, kad greičio turėti. Ir važiuoji. Į šitos paimti normaliai paėmą. Va tik tais būna sunkiausia, kur tie labai jau laužiantis ant posūkio. Kur laužia, tai tenais greitį prarandi ir sukibimą prarandi. Tai va, bandysim va. Jeigu matais kas nors tenais į viršų kilsiu. Tai bandam va, įsijungiam 9 bėgį, nes biš per greitį posūkį ir keliam pilnai tinginį. Keliam pilnai, gazą biškį duodam. Stengiamės labai neduot, kad neprasuktų ratų. Tai va, sukibimą turim ir ant 50 iš lėto, neskubėdami, įkylam. Jaučiasi svoris, subiniai tik tai šakinėja.
Tipo, vedama šis 4,3 tonas rodo. Bet pieno riebumą rodo, kažkas yra nutikę su šitais. Negali būti, kad tiek svorio pakrauta ir tik 4 tonas rodys. Tai va, labai gražiai išsėmėm pasukėlės, viską ant 50 ir pakilom į kalną. Be streso, be nervų. Labai gražiai. Paskui reikės su žuvim nusileišti į pakalnę. Tai bus smagu. Tai va. Užkylam. Ir varam toliau. Varam į kalnų perėją. Pereidinėsim kalnus. Dabar minus 15 šalčio. Čia važiuojam. Nu va, privažiuojam šlagbaumą, kur uždarinėja perėjimą kalną. Galvojau bus uždaryta, vėjas, pustis turbūt. Bet žiūriu atidaryta, 19 šalčio. Kylam kalniuką. Pakilsim į viršų ir pamatysit, kur aš jums tada rodžiau. Aišku, jūs nematėt, nes naktis buvo. Negalėjau nieko parodyti. Dabar va tokia prieblanda bus, tai nors pamatysit, kaip atrodo tenais kalnų perėja. Užlipus tą stepę, kai aplink nieko nėra. Akmuo, kažkokie krūmokšniai ir dar upelis koksai teka ir elniai kokie vaikšto. Viskas. Ai, dar žmonių būna, žmonių sodybos, kas tenais pristatyta, bet nežinau, jie galite savaitgaliais atvažiuoja pagerti ar vasarą tenais, nes nelabai suprantu, kam tai važiuoti. Nu, žodžiu, pamatysit pats, kaip tenais viskas atrodo. Tai va, kylam į kalną. Nu va, užlipus į kalną, o taip atrodo. Buvo medžio, tik tais mažin. Ir nebebus medžių. Krūmėliai kažkokie. Tai va, kalnai, iš dešinės pusės kalniukai, iš kairės namukai. Nežinau, kam čia tie slidininkai namėliai gal kokie. Arba gal samagoną varo. Pasislėpę savaitgaliais atvažiuoja. Tai va, dabar važiuosim stepėm. Kalnų viršum. Įdomu, labai tikiuosi vėja nebus, nes nenorėčiau, kad priekaba po visų kelių čiaužyt. Lengvai krauta, 6 tonas tik tais. Tai nelabai svoria turės, tai gali biškį ir pačiaužyt. Yra teki tušės, kai važiavau. Važiavau tušės ir ledas tirpo, vėjas pučia. Per veidrodį pasižiūri priekabą. Tu važiuoji vidurį kelią, nes kelias toksai išgaubtas, kiaulės nugara vadinama. Na ir žodžiu, važiuoji tu vidurį kelią, per veidrodį žiūri, kad puspriekabė eina kelkraščių. Vėjas pučia ir čiuožia arba į dešinę pusę, arba į kairę pusę. Tai va, žodžiu. Va toksai va vaizdelis užvažiavus ant kalną. Kalną viršui 14 šalčio tik tais, apačioj 19 buvo. Na jo, kai išvažiuosim į atvirą lauką, įdomu kaip tai bus, nes čia po kol kas da iš dešinės pusės, iš kairės pusės kalnai, tai biški tokia kaip ir užuovėje. Tai nelabai vėjais pučia. Va, tenais toliau pavažiavus, kai į lauką išvažiuos ir nebus užuovėje, iki va tai įdomu kaip bus. Labai siauras
siaurus keliuks. Aš vos ne tuos po dešinę pusę stulpelius daužau, a kairė pusė čia gal per tiek nuo linijos tik tais važiuoja. Ir čiu daugiau paduos į dešinę, o tenais jau pusnis moment traukė. Tik pagavo, mukt ir įtraukė į pusnį, viso, į kukoką atsisėdis. Tai užtat daugelis važiuoja vidurį, nes ponai nejaučia savo mašinos gabarito. Tai daugelis važiuoja vidurį ir paskui veidrodžius dauža. Ypač girtėka. Va, šitie va gyvatės indusų visokių va, iš priekį atvažiuoja fūra. Na ir dabar stebėkit, kaip jinai važiuos. Na, aš biškį nusimetu. Va, matau, ant linijos užmins važiuoja. O, biškį pasitraukė. Bet čiut pasakė vairų. Galvojau jau kirsi veidrodį. Na, bet ačiū Dievui normaliai. Tai va, tai labai siaura. Vietas turi, nežinau, kodėl negali išplatinti tą keliuką. Ar tingi jie paskui valyti tokio pločio kelią, kas jiem yra? Nežinau, bet visur siaura. Tai va, leikiam tolin. Va, šitie po dešinę pusę namukai užpustyti. Norvegas su kemperiu. Nu ir va, atsiveria. Va, kaip atrodo. Nei medėlių, nieko, va. Namukai keli, užpustyti. Matas vėja čia buvo nebloga, nes pavaryto sniegą gerai. Iš priekio valytuvus ateina, toli matas mirgalkės. Tai va šitaip va atrodo ir čia kai būna vėjas. Ojetau, čia tada pūgas, siaubas, nesimata kelią. Priekį važiuoja, tai balta siena priekį tavis. Tai va, stengiasi orientuotis palei tos stulpelis, kur po dešinė pusė yra. Ai, va čia va sniego valytuvus, čia su peiliais pjauna sniegą ir purškia tolin, tai kažkokį kelią. Gal kaimyną paprašė, kad iki sodybos prapjautų biškį per sniegą kelią. Nes planuoja savaitgalį biškį zamagoną išsivaryti, nėra kaip prie sodybos privažiuoti kalnuose. Tai matyt, jo, jisai va iš čia va išvažiavo, va, iš čia. Tai jisai valė kelią, valė pjovė čia, valė visur, čia vat matas valyta. Čia toksai viduj peilius turi, įvažiuoja, žodžiu, pajamas įstumas sniegą, tie peiliai pagauna sniegą ir per kažkur išspjauna tolin. Tai va, žodžiu, iš čia valė ir nieka toli nebenuvalė. Neaišku, kam jis tada čia valė. Tai va, dabar yra be 2 minučių 1 dienos, va taip atrodo. Tai man jau toksai vaizdas, kai aš 4 valandą ryto atsikėlis, tai jau ko tai su biški ir miegs pradeda imt. Tai biški balamutijos vakar, kai sustojau, tamsu buvo, tai toks vaizdas, kai kokiais 10-11 vakarą būt. O pasirodo dar nedaug buvo valandėlių. Tai va, iki vietos 90 km liko. Nuvažiuoti ir tada rankytėm visą fūrą iškrauti. Palėtės, kur yra, tai tenais dar nieko tokio baisaus, su kariuku išsikrausi, bet kur palaidi šaldytuvai. Bet tai prieki šaldytuvai, o gale buvo skalbenkės orkaitės, tai va jas, tai biški bus žaidimą.
Sortlandį tai buvo biškai sunku, su tokiu vežimėliu, su rankam pakeli. Atvežė iki galo, uždėdė ant palėtės ir tada su palėtė nusiveža, nes rampas nebuvo. O čia, kaip žiūrėjau, šitam Hammerfeste, tai yra rampa, tik įdomu, kaip tenais bus privažiavims. Ar išeis normaliai prisistumt, ar nelabai, nes tai ant tokie kaip į kalniuką pavažiuoji ir atbuls, nuo kalniuką atbuls į tokį šiek tiek kalniuką reikia pasistumti. Ir ant kampo rampa stovi, tai bus labai įdomu, kaip tenai seksis prisiparkuoti, prisistumti. Labai tikiuosi, kad viskas bus gerai, prisistumsi, išsikrausi ir tada 4-5 km nuo parduotuvės pavažiuosiu iki Žuvyną ir stosiu pauzei ir bėgsim į dušą, pakeis kvapą ir spalvas ir lauksim tolimesnių nurodymų. Tai labai tikiuosi, špygas reikės laikyti, kad iš to Žuvyno, kur praeitą kartą kroviaus ir važiavau namo, tai labai tikiuosi, kad vėl iš tą pačią Žuvyną mane nustebins ir pasakys, kad krausies į Lietuvą. Tai musėt gal vėl į kokią plungę ar Norvelytą kokią reikės vežti. Tai va, žodžiu, labai tikiuosi, tai laikysiu špygas. Tai reikia skubėti išsikrauti, nes 87 km likę, o išsikrovimo laikas, blin, nežinau dabar. Išsikrovimo laikas nuo 1 iki 4, man taip atrodo. Tai va, žodžiu. O, lietuviai nuvažiavo su autobusu. Haha! Ekskursiją nuvažinėjo musit. Tai va, žodžiu, lėkiam, bandom kuo greičiau nulėkti ir kuo greičiau išsikrauti, nes aš 5 valandą ryto pradėjęs, tai nelabai daug ir bendro laiko, bet ir dabar 1 valandą. Tai kas 4 valandas, nenoriu 9 valandų gadinti, norėčiau pasitaupyti. Tai va, reikia suspėti iki 6 valandos lietuviškų laikų, iki 6 valandos vakarą išsikrauti. Išsikrauta, važiuoti iki parkingą ir atsistoti parkingą, kad būtų rami galva. O jeigu matbiški virš 6 sustosiu, tai jau reikės gadinti 9 valandas pauzę. Nors bet turiu 2 devetkės belikusias ir 1 dešimkę. Tai va, žodžiu. Tai reikia skubėti iki 6 valandos išsikrauti ir suspėti atsistoti parkingą ir sulaukti tos stebuklingos žinutės, kad pakrovimas Ribefjordas, iškrovimas kokia plungė arba Norvelyta vėl Raseiniai. Tai būčiau labai happy. Tai va, žodžiu, lėkiam tolin, pabiški skubam. Lauki 17 šalčia, musėt arčiau jūros, kai davažiuosiu, bus šilčiau. Ateina iki savaitgalį ateina šalčiai, nuo pirmadienį vėl ateina šiluma. Tai labai norėčiau aš iš tenais išnešti kudlas. Tai va, žodžiu, lėkiam. Seka Lietuvaininkinys apie 3:30 tamsu. Tai va, 2 valandas dienos. Vietiniu laiku 1 valandą dienos. Ir jau tamsu. Iki vietos 8 kilometrai belika. Važiuojam dabar, leisimės tais kalniukais, kur aną kartą buksuodams lipau. Šalta čia, šalta, -5, snygo. Buvo taip neblogai sniegą pavarė. Čia arčiau privažiavus vapšė va, grynas ledas. Blizga viskas. Tai va. O taip va atrodo pasaulio pakraštys. Važiuojam į iškrovimo. Na,
Pažiūrim, kas čia mūsų laukia, kas čia per keliuks bus nusilaist. Na. Leidžiamės. Va taip atrodo aplinka. O, čia вообще asfaltas. Lofa. Aha, asfaltas. Nelabai. Ojejej, sunkiai, bet prasilenkėm. Va taip va atrodo čia viskas. Tamsu. Tenais toliau jau, ten toliau da biški kėlis eina, ir paskui jau baigės, prasideda vanduo, Norvegijos jūra, ir toliau tik tai Svalbardas. Jeigu žinot, kas tas į YouTube'ai apie Svalbardą praeities žvalgas rodė, norėčiau ir aš tenais nukeliauti. Įdomu būt. Buvo kažkam iš mūsų buvo siuntinys į Svalbardą. Kažkokią tai dėžę, kažką tais reikėjo vežti. Da postnordą, kai vežiodavom. Tai iki dabar neatsimenu, ar iki Altas tik tais atvežė į uostą. Iškrovė į sandėlį ir paskui krovė į šitągi, į laivą, ar į Tromsą. Į Norlaino sandėlį atvežė ir iškrovė. Taip, tai ten fūras nevažiuoja, tai musėti. Sukrauna į vieną fūrą, nuvažiuoja į tągi kažkokį tai miestelį, kur tie žmonės gyvena. Ir tenais iškrauna. Mėgėlis ima. Greitu metu nebeims, kai reikės viską išsikraudinėti. Ten toliau, ne čia, bet ten toliau dujų saugyklos. Saloj tokioj važiuoji, į tunelį nusileidi, po jūrą pervažiuoji, iš tunelio iškyli į salą. Čia uosto prisistatė, seniau da nebuvo. Tai va, niukinys tamsu. Lika 4,5 kilometrą iki vietos, o net įlanka užšalus. Tai kiek čia šalčia buvo, kad užšalus įlanka normaliai. Nu, imam į kalniuką. Hopčik. Kelis geras, nubarstyta. Haliava. Normaliai čia viskas eina. Oi, Sorianas. Biški gavo iš prožektorių. Kalnai. Palei kalnus važiuot reikia. Nieko gero, čia kitas kėlis. Na, tai gal biški susisiaurintum. Nelabai išeina turbūt. Bevažiuojant ir kamera išsikrovė. Nenufilmavau aš jumto nusileidimą. Čia reikėjo nusileisti. Na, bet nieko. Ojejejejejejejej. Važiuojam link iškravimą. Tenais po kairę pusės tie sandėliai, kur žuvį kroviaus, a man iki parduotuvės iki vietos, bet pusantro kilometro. -2 šalčia, po pirmos 12,
Tai kaip ir normaliai pagal laiką suspėjau atvažiuoti. Tai. Matefa. O, išbuksuojam. Truputuką. Va tenais, va. Dujų sala vadinama. Dujų rezervuaras. Ir čia va baigės kaims ir baigės ir žemyns beveik. Da tenais į kitą pusę, po dešinę pusę kažkoks tai kaimėlis yra. Tai menkė berodsė sukrovės per kalnstį persivirt, pavažiuoja į viso. Į daugiau tai nieko nebėra, į toliau jau vanduo prasideda. Mum reikės va tenais ant kalną pakilus po dešinę pusę parduotuvė mūsų. Lengvų mašinų provežas padarytas, krovininės nebeatitinka ratai, tai labai į šoną mėta mašina. Vėl kylam į kalniuką. Važiuojam. Pasitrauk, nelabai tu pasitrauks, matas. Va, po dešinę pusę, va, kur power užrašyta, tai man tenais reikia. Tai už tos parduotuvėlas į kalniuką pakilus mano parduotuvė bus. Tai va man čia ant dešinę. Ant dešinę. Nu, žmogai pasikeliam pilnai ašį. Kad nebūtų paskui kokių cirkų. Va. Bet nepasižiūrėjo. Yra mašina, nėra. Va šitą mano parduotuvę ir va tėva ant kalniuką atbulom. Čia va rampa bus. Ir man tenais reikės prisistumti. Va čia po dešinę. Va šitą rampą. Žodžiu, palinkėkit man sėkmės. Bandysim kažkaip tais gal pavyks prisparkuoti. Labai tikiuosi. Na jeigu ne, tai tada nežinau, kur reikės išsikrauti. Jezu. Neši pilna mašina buitinės. Biški. Kotais biški kreivokai aš čia parkuoju. Sakau, labai įstrižai ta rampa yra. Policija atvažiavo. Stumam. Man atrodo, daug čia nebereiks stumti. Stojam ir einam į parduotuvę. Nu ką, nunešiu popierius, viską. Žodžiu, reikia, kad puspriekabė turėtų liftą. O aš liftą neturiu, nes kadangi yra va čia va tokia nesąmonė. Jie rampas irgi neturi, kad pasikėlti. Kad pasikėlti ir žodžiu iškrauti normaliai. Tai darbuotojai sakė, bus sunkios kalėdos. O čia turim pilna mašina. Visokie šlamštą.
ir bandysim. Užšalį, prišalį, viskas. Girgžda. Op. Op, svarbiausia išdūžo, atgal negauti. Jo. Kaip? Pavyko. Kita problema bus užvažiuoti kažkaip čionainas. Reikia sulaukti žmonių, kad, žodžiu, mane biškį padiriguotų, nes kitaip čia bus be šansų. Galiu suvaryti stopus, bamperį suvaryti, pridirbti čia liolės. Tai va, žodžiu, einam į mašiną šildyti ir lauksim žmonių. Nesakė, kaip soon as possible, kaip įmanoma greičiau pakviesiu daugiau žmonių. Pakviesiu daugiau žmonių į pagalbą. Tai va, tai dabar lauksim, kada tie žmonės ateis į pagalbą. Šalta laukia. Tai va. Tai žodžiu, einam užkast ką nors. Nu ką, viskas, darbai baigti. Oi, buvo žaidimą, kol aš iškroviau tenais, va Jėzau. Suėjo liaudės daug. Oi, žaidimą buvo, na, per 2 valandas beveik iškroviam rankytėm viską. Visą puspriekadą. Tai sušilis net tas žodis buvo. Tai atvažiavau į žuvyną. Žodžiu, nubėgau išsimaudyti, sakau, po šilto vandenį, nešindi taip sušaliu aš tenais. Išsikraudinėjant, nu ir ką jūs galvojat? Prieky manęs ten tas mėlyna geltona vėliava. Visą savo mėnesį garderobą skalbėsi duše. Boileris tai mažutis. Ir ką jūs galvojat, aš po jo nuėjau po leidinį vandenį. Dieve, sakau, viską darau, kad tik labiau susirgčiau. Tai ant tiek sušaliau po leidinį vandenį maudytis, kad net kojų pirštai pradėjo traukti ir kairė ranka mešlunks irgi traukė. Eina peklantai. Tai žodžiu, nusiprausiau. Dabar užsikūriau pečiuką, sėdžiu šildausi. Tai darbai baigti, na, dar lauksiu žinių, bet mūsų atsakė biškį pasilik čia stovėti. Žodžiu, šiandien yra ketvirtadienis, o antradienį tik tais iš Šervojaus turiu pakravimą į Arlandą, į Stokholmą. Į Stokholmą, žodžiu, šalia Stokholmą. Į Arlandą, į oro uostą ir vėl masėt keliaus ta žuvis vėl į kokią Japoniją, Kiniją. Tai va, žodžiu, pasikrausiu šiauriai, nuvarysiu iki Stokholmą, iškrausiu ir šalia Stokholmo yra keltas Nynäshamn ir lipsiu į keltą ir tušia šūtis namo. Tai va, trumpas reisiuks gavas vos ne 3 savaitės. Beveik. Taip, savaitė čia, 2 bus kita, 2 savaitės ir 3 dienas gal gausis. Arba gal kažką gaus anksčiau ir, žodžiu, anksčiau važiuosiu, bet nežinau kaip čia bus. Šervojus tai link Tromso važiuojant iš Rypefjordo, tai keliukas tolims. 300-400 gal, apie 300 kažkur. Į tą pusę šūtit, krautis antradienį tik tais. Tai va, žodžiu, tai eisim daryti vakarienę. Pasidarysiu vakarienę, anksti kėliaus, tai pasidarysiu vakarienę, reiks pagaliau
susiskambinti su šeimyna, nes vakar anksti nuėjau miegot, šeimyna dar dirba, o aš jau nebedirbu, ėjau miegot. Tai kelias žinutės susirašėm šiandien, tai reikės normaliai paskambinti, pašnekėti, kokie reikaliukai namie žodžiu. Tai va, darbai baigti, pakeitęs kvapą ir spalvą, išsimaudęs, išsiprausęs po ledinių vandenį. Tai va, eisim daryti valgyti ir su šeimyna pabendrauti. O jum ką, gerą likusią vakarą arba geros ateinančios dienos, nežinau vėl kada tas video įsikels, nežiauriai lėtai kelia. Einu vakarį, tarkim, pabaigiu filmuoti, suedyti, viską įkel, tai per visą naktį kelia, tai vos neryte įsikelia. Tai va, žodžiu, tokie reikaliukai. Man gerą poilsę, jum irgi kas poilsiaus, o jeigu ne kas dirbs, tai gerą darbą jum. Tai va, ačiū, kad žiūrit ir iki sekančią kartą. Čiau, paka.